turim pirkinį iš Koparto. Atkeliavo su traliuku, tik, va dar trosas kaba. Pasitraukiau su ML į kiemą jį. Tai visai pirmas įspūdis neblogas. Atrodo, nei apdaužyta, nei ką. Reikės ją apsiplauti, turbūt, apsitvarkyti biškį. Ir žiūrėsim, dėl ko automobilis nesiveda. Automobilis yra su hibrido baterijos defektu, panašu. Tai reikės dar pasijungti diagnostiką ir pasižiūrėti. Nu, kol kas panikos laive su E klasė nėra. Stovi, kraunasi akumas didysis bagažiniai, jau kelias valandas ir vis dar 15 amperų įkrovą. Tai jisai tikrai buvo pasėdęs. Nemažai klaidelių jau sutvarkiau, kurias degė dėl hibridinės sistemos. Ir dabar liko tik tais klaidelė dėl to, kad yra 10% hibridinės baterijos įkrova. Reikia ją pakrauti daugiau, o tam iš esmės reikia 100 amperų įkroviklio. Deja, pas mane yra tik tai 30 amperų. Tai turbūt reikės bandyti arba skolintis, arba ieškoti nusipirkti didesnę, kad ir hibrido bateriją pasikrautų. Pats salonas iš tikrųjų tikrai nėra nušnerkštas, visai tvarkingas. Matom, sėdynės pripučiamas šitoje vietoj. Gal kažkiek tai siūlės tik pasitrinė, bet šiaip nėra tragiškai dar. Blogiausia, ką aš matau, tai yra čia du šitie reikalai. Nežinau, čia turbūt buvo kažkokie tai papildomi dalykai montuoti, greičiausiai gal taksavo su mašina, bet pagal VIN numerį mašina tikrai nėra buvusi iš gamyklos taksas. Komplektacija pakankamai paprasta, veidrodžiai nelankstomi, sėdynė pusiau elektra, magnetolo paprasta, yra webasto, šildomas sėdynės. Na, toksai pakankamai paprastas variantas, aišku, juodos lubos, visai gražu, liukas, viskas kaip ir tvarkingai. Rida 316 000, berods buvau pasižiūrėjęs su kompu, tai irgi liktais nesukinėta. Šiaip visai toksai nieko variantas, visai tvarkingas. Nežinau, kas čia nais darosi, bet labai daug automobilių yra baksnuotos šitos vietos. Tai nežinau, ar čia nais su kokiu žiedu, ar su dar kažkuo tai nusibaksnuoja. Šiaip tai visai nieko, visai tvarkingas automobiliukas palyginti. Na, tik tai apart šitos klaidelės. Bet ją tikiuosi greitų metų sutvarkyti. Ir automobilis tikiuosi jau keliaus į registraciją, užregistruosim, gal kažkiek pats pasivažinėsiu dar. Turiu nupirkęs ir filtriukus, pakeisim variklį tepaliukus, filtrus, salono oro filtrą, variklio oro filtrą, kuro filtrą, kad automobilis būtų kitam savininkui kuo įmanoma tvarkingesnis. Tokį gražuolį šiandien turim ir atvažiavo su problema, kad nėra traukos. Čia yra 3 litrai dizelis, V6 ir turim tokį dalyką, saugiklis sudegęs. Visą šitą dalyką tai pakankamai greitai atradau, bet dabar esmė yra surasti, dėl ko tą saugiklį nudegina. Tai mano statymas, kad greičiausiai arba įsiurbimas sklendžio varikliukas, arba koksai nors EGR-as. Tai pabandysim atjungti ir žiūrėsim, sudegina ar ne. Ok, situacija tokia. E klasė jau garaže. Šiaip ne taip ją įsistūmiau su fizikos pagalba. Turiu ratus nuo šitos E klasės vasarinius. Tokie ratukai. Jeigu kažkam reikia, parduodu. Iš esmės šiandien sėdžiu taip pusiau be darbo, kadangi nėra elektros. Kažką tenais darbininkai kasa, perkasė kelią, nutraukė kažką tai ir sėdžiu dabar be elektros. Tai bent jau pasidarau tokius dalykus, įsistūmiau mašiną. Akumą jau praktiškai esu pasikrovęs 12 voltų.
Ir panašu, kad problema yra su inverteriu. Inverteris, kuris konvertuoja iš 12 pastovios srovės į 120 V pastovios srovės. Tai teks turbūt bandyti jį pradžiai išsilukštenti iš mašinos ir žiūrėti, kas tenai su juo. Jeigu kažkoks tai easy fix, tai tada viskas ok. Jeigu ne, reikės turbūt ieškoti tada kitą inverterį. Tik tai problema su jais, kad jie yra pririšinėjami prie automobilio pagal kėbulo numerį. Ir čianais tas nėra labai lengva, kadangi jau yra FBS 4 sistema. Bet žiūrėsim. Kažkaip tai vis tiek išsisuksim, tikiuosi, šitos situacijas, nes planas yra, norėčiau tikrai pasivažinėti su šitą mašiną, kadangi pirmas pirkinys toksai iš Europos aukcionų. Nematytą automobilį pirkti aš šiaip niekam nerekomenduoju, bet surizikavau. Kol kas tai, blogiausiu atveju dalimis automobilis išeis ant nulio, gal kažkiek ir į pliusą. Tai bet norėčiau jį sutvarkyti, kad jisai važiuotų, užregistruoti ir žiūrėsim tada, bandysim galbūt pardavinėti jį važiuojantį. Taip, rytas prasideda nuo ML 104. Atkeliavo jisai nemažai darbelių pasidaryti iš tikrųjų, bet iš tų darbų atkryto turbūt 90% jų. Iš esmės, ką pavyko padaryti, tai diagnostika ir agility režimą pavarų dėžiai. Dar žmogus norėjo pirmo stage automobilį, bet jis nėra tvarkingas. Padarius diagnostiką išsame, tai paaiškėjo, kad DPF filtras yra pažeistas. Vienas iš šitų, sakykime, dalykų, kas tai indikuoja, kad pažiūrėjus į išmetimo kaminą, tai matosi, kad jis visas yra juodas. Su DPF-u pilnai veikiančių automobiliai tokio juodo kamino neturi. Tai dėja, DPF filtrą teks arba šalinti, arba keisti kitų. Tai čia jau savininkas nuspręs ir po to jisai norėjo daryti galios didinimą. Tai visą šitą dalyką sutvarkius, tada jau galima bus kalbėti apie kažkokius tai galios prieaugius. Vėlgi buvo klausimas dingęs, buvo sėdinių suvažiavimas automatinis, uždarius duris ir atidarius tas vadinamas lengvas išlipimas. Tai tiesiog nuėjus per skidelį yra meniu, iš ryto kažkaip tai pirštai neveikia. Tai tarkim, yra convenience meniu, užėjus jį yra easy entry sistema, jinai buvo išjungta. Taip, dabar mes ją įjungiam per skidelį. Taip pat apšvietimas irgi buvo išjungtas, automatinis apšvietimas žibintų vos užkūrus automobilį, tai irgi jį jungiam. Aplinkinis apšvietimas tamsių paros metu, kai veidrodėlį apšviečia, prieiga prie durų ir taip toliau panašiai. Ir žibintų išjungimas pavėluotas užrakinus automobilį. Tai šitas irgi buvo išjungtas. Tai juos įjungiam atgal ir tiek čia tų bėdų. Tai vat. Kas link agility režimo, tai turime raidelę, A raidelę prie pavarų indikacijų, kuri indikuoja, koks dabar yra pavarų dėžės režimas. Originaliai šitose ML-ose arba, tarkim, GL-ose irgi 104-ose R klasėse nebūna šito dalyko dažniausiai pagal komplektaciją, nebent čia būtų mygtukas perjungti pavarų dėžės režimams. Čia dabar šitas mygtukas, kuris rodo, kad yra off-road režimą įjungti, jis dabar jį paspaudus keičiasi pavarų dėžės režimai. Tai originaliai pagal komplektaciją galėtų šitas mygtukas keisti pavarų dėžės režimus, bet jisai būna padarytas ant
off-road režimą. Dabar kaip įjungti off-road režimą. Matom, yra skydelėje dabar off-road režimas ir tiesiog su pliusiniu mygtuku užėjus ant jo galima jį įjungti arba išjungti. Tai tokie paprasti dalykai, kaip galima pasitobulinti jūsų automobilį. Senai žinomi ir pakankamai nesunkiai išpildomi. Tai su šito automobiliu tiek. Su E-klasė jau irgi pabaigti reikalai. Buvo įsirbimo skrendžių varikliukas myręs, jį atjungiam, išprogramavom, sudėjom saugiklį, kurį nudegino ir tiek čia tų bėdų. Su C-škė 204 buvo problema su priekiniu SAM-bloku. SAM-bloką užsakėm iš užsienio, atkeliavo, pakeitėm, programavom, viskas yra ok. Tai tokie dalykai, tokie darbai ir turbūt šiandien judėsim į miestą pas kolegas, nes paprašė pririšti pavarų dėžę 211. Tokį gaisrininką gal ką turim ir jam buvo tokios problemėlės. Tai atvažiavo automobilis, nesikūrė normaliai, o po to net nenorėdavo užgesti. Matom, čia yra toksai mygtukas pagamintas, kuris įjungdavo degimą. Na, čia buvo apeita sistema. Vien dėl to, kad elektrikas nežinojo, kaip sutaisyti gedimą. O gedimas tai buvo labai paprastas, tiesiog užvedimas spynos gedimas. Automobilis dabar užsiveda, užsigesina, viskas tvarkoja, keilėsas, viskas veikia. Bet yra dar viena problemėlė, tai yra su blind spoto radarais. Blind spoto radarai šiuo metu kainuoja apie 1000 eurų oficialiam atstovė. Tai vieneto kaina tokia yra. Manau, kad automobiliai šitam turbūt nešviečia kol kas susitvarkyti šitos sistemos. Tai pasitarėm su klientu ir ją kol kas išjungsim. Taip pat dega dar airbagų klaida dėl priekinio kairio smūgio daviklio. Daviklio vietoje dėja neturiu, tai kol kas jo ir nekeisim. Tai tik tai sutvarkysim pagrindinės problemas ir turbūt kol kas bus tiek. Turim tokį vaizdą su 212. Jau yra praardyta ir nemažai, nuleistas antifrizas. Ir turim čionais inverterį. Jisai jau maskatuoja, jau praktiškai galima būtų jį kaip ir ištraukti, bet yra vienas niuansas, kuris man neduoda ramybės. Ir čia yra didelis klausimas, kaip reikės jį ištraukti. Kadangi laidai eina į pavarų dėžę ir viršui, kiek aš apčiupinėjau, man neišeina tenais niekaip tų laidų atjungti. Pirmą kartą darau tokį darbą, neįsivaizduoju, kaip čia viskas vyksta, tai bandymų ir klydimų metodų. Na, kol kas tai turbūt veda viskas link to, kad reikės turbūt pavarų dėžę nuiminėti. Ko labai nenorėčiau, bet žiūrėsim, rytoj ateis kolega, kuris turi daugiau patirties ardyme šitų dalykų visokių. Tai galbūt jisai turės kažkokią tai genialią idėją, kaip visą šitą dalyką išgimdyti. Bet kol kas tai man čionais labai viskas nepatinka. Ką padariau, nusileidau dar seną alyvą variklio, užpilsim vėliau naują. Taip pat dar ką padariau, kol yra čionais galimybė. Nežinau, kaip čionais, taip turbūt pafilmuosiu. Yra šitoj vietoj stovi slėgio vožtuvas variklio tepimo. Tai yra alyvos vožtuvas, kurį aš esu jau pašalinęs ir sudėjau vietoj šitą vožtuvą varžtą, tokia kaip aklę originalią susukau. Tai dabar pastoviai variklis gaus pilnu pajėgumu tepimą. Tai išsprendėm, sakykim, problemas, kurios galėtų kilti vėliau. Tai turbūt šiandien jau baigsiu darbus, nes pačiam nėra tenais ką daugiau išmastyti. Dėl to inverterio
demontavimo, tai lauksiu rytoj kaimyną ir žiūrėsim, ką tenais galim padaryti. Taip, 212 atkeliavo iš Kauno, kad pasibaigti kai kurios darbus. Jau iš tikrųjų viską baigiau, kompas buvo pajungtas, viskas čia susiprogramavo kaip priklauso. Buvo problemėlės, tai blogai pririštas skydelis, tai nerodė, pavyzdžiui, kuro sąnaudų, nei po starto, nei po reseto. Ir AMG meniu buvo padarytas, bet įjungus degimą užsidegdavo CNG lemputė. Tai blogai padarius AMG meniu, taip jau gaunasi. Tai dabar užgesinam variklį, įjungiam degimą, kaip matom, jokių CNG lempučių nėra. CNG lemputė panašiai būdavo ties 3 valandą prie laikrodžio. Tai šitą dalyką irgi sutvarkiau. Tokie dalykai. Automobilis pabaigtas daryti, sakykim. Prieš tai meistras gal darė, ne viską žinojo, ne visas plonybės, tai tiesiog pabaigiam šitą darbą ir viskas ok. Dar buvo irgi klausimas, kad negalima nustatyti laiko. Tai irgi padariau, kad galima būtų nustatyti laiką per skydelį. Ir tai automobilį skambinu, kad galima pasiimti. Na ką, pagaliau priėjau aš prie tų laidų, kurie eina iki variklio elektrinio, kuris stovi šitoj vietai dėžiai. Tai šiaip ne taip aš juos atjungiau. Jeigu dar teks susidurti su 212 hybridu, tai turbūt gyvenime aš neužsiimsiu remontu jo, nes pusę mašinos reikia išardyti, kad tiesiog laidus atjungti. Na, kaip bebūtų, tikslas pasiektas. Dabar reikia atgal užkabinti dėžę pavarų, kad jinai nesiremtų su varikliu visų į ugnesenę ir bandysim traukti dabar inverterį. Čia irgi bus atskiro smagumo šitame dalyke. Šiaip netaip ištraukiau šitą p***stą. Bandysim atsidarinėti, iš tikrųjų žiūrėsim, kas tenais, ar yra kažkas tai remontuojama ar ne. Jeigu ne, reikės ieškoti kito inverterio ir bandyti jį montuoti. Tai nežinau, turbūt šiandien jau nebeardysiu, bandysiu kitą dieną žiūrėti, kas tenais viduj problemas kokios. Jeigu kažkokių tai labai akivaizdžių dalykų nerasiu, tai nežinau. Reikės kito inverterio turbūt. Ir jau, kad čia viską praardžiau taip. Čia sustovėjo tas inverteris šitoj vietai. Pakeičiau iš tikrųjų ir tepalo filtrą. Tepalo filtriukas atrodė taip, kaip ir nieko kriminalinio. Viskas yra tvarkoj. Jokių blizgučių nieko nėra. Tai reiškia, galbūt netgi ir variklis geras bus. Priminsiu, kad aš visą šitą dalyką inverterį tvarkau, statau ir nežinau, ar geras variklis dizelinis. Tai visiška loterija čianais. Žiūrėsim. Jeigu viskas tvarkoj, tai, sakykim, loterijai beveik ir laimėjau. Jeigu ne, tada turbūt teks dalim ardyti visą šitą dalyką. Baterija 10% įkrovos, čia ličio jonų baterija, aukštos įtampos, tai 120 voltų, tai dar ją galiu pakrauti, bet tam reikia inverterio. Bandysim sutvarkyti ir dėlioti viską atgal. Reikalų čia milijonas, nežinau, negalvojau, kad čia tiek daug reikės ardyti, atrodė kaip ir priėjimas neblogas, bet kol visus laidus atsijungi, tai čia per pusę mašinas išsiardyti reikia. Jo, tai šiam momentui turbūt tiek. Nu ką, turim, užsivedėm. Valiau, turim užvestą 212. Tai kol kas tik tai viskas taip. Viskas kol kas primesta tik tai taip, kad veiktų. Na ir kaip matau, viskas kaip ir turėtų būti gerai.
užsikūrė, pakeičiau tepalus, nerodžiau šito dalyko, bet dabar paliksiu, kad kurį laiką pasikrautų ir turėtų būti viskas ok. Taip, 204 ir jam darysim spalvų schemos suderinimą. Matom, yra papirų spalvų schema magnetoloje ir silver spalvų schema skydelėje. Tai, kad viską suvienodant, atnaujinsim magnetolos programinę versiją. Ką tik baigė updatinti softas ir turim silver, ką čia dabar? Silver spalvų schemą. Nu ką, iškeliavo į lauką E-klasę, varau pas kolegą, bus keičiami stabdžių vamzdeliai, nes vietom yra parūdyje. Ok, važiuoju su kliento 212, 3 litrai dizelis. Bandytas čipuoti, po to perdarinėjo kažkas programą ir dabar bandom galus atsekti. Problema yra ta, kad iš 5 į 6 pavarą jungiant automobilis, kai bandai gazuoti, pristabdo net. Tai pradžiai pabandysim pasidaryti pavarų dėžės adaptaciją. Tiesą pasakius, jau bandžiau daryti, bet adaptacija nepavyksta. Grinai matosi, kad yra blogai suprogramuotas variklio kompas, nes nesupranta pavarų dėžė sukimo momento. Tai važiuojam atgal į būstinę ir bandysim atstatinėti originalią programą. Išprogramuosim, padarysim viską kaip priklauso. Nu ką, programuojam į originalią variklio programą. Pajungiau pakrovėją, kad neišsikrautų čia taip akumas. Atstatinėjam viską į originalų softą variklio ir reikės programuoti viską iš naujo. Programuojant, kai neatjungi ventiliatoriaus, tai vat, jisai taip ūžia. Na, ką padarysi? Turėtų viskas būti gerai. Dažniausiai tai atjunginėjau, bet dabar variklis karštas, ten sunku prieiti, tai paprogramuosim taip. Tai ką, visgi nusprendžiau savo C-klasę 203 pardavinėti. Reikia judėti šiek tiek toliau, kadangi nėra daug laiko prie jos tvarkytis. Tai kol kas visokius projektus teks padėti į šoną. Automobilis kaip ir 90% baigtas, tikrai galima su juo važinėti, traukia, viskas ok su juo. Gal reikėtų padaryti dar tik tai perkelti į kitą vietą tepalinį radiatorių, uždėti pavarų dėžį didesnį radiatorių, bet čia tokie dalykai, jeigu gazos dugnas nevažinėjat pastovi, tai nebus aktualūs. Jau kaip matot, uždėjau ir pardavimui numerius kitus, senus pasilieku, tai jo, šitą C-klasę, jeigu kažkas tai domina, tai galit pasižiūrėti mano kanale video apie jos gamybą, sakykim taip. Yra keletą video, tai jeigu kažką tai domina, tai susisiekit. Grįžinėju pamažu namo, labai liūdna iš tikrųjų, su hibridu yra problemų ir pakankamai nemažų. Jeigu galit matyti, tai yra 0% baterijos įkrova. Tai reiškia, kad su baterija yra problemos. Viena celė, kiek pažiūrėjau, visgi numirė. Jos įkrova yra apie 2,5 volto, kai kitos yra 3,6 ir taip toliau. Tai, dėja, automobilis kaprizinasi ir nenori važiuoti. Bet nieko, iš esmės aš jį įrimiau tam, kad išlukštenti ir išgvildenti visokias įmanomas problemas šito automobilio, išsiaiškinti, kaip čia kas veikia ir kaip tvarkosi. Tai pabandysim atkelti iki pilno, sakykime, pilno funkcionalumo. Važiuoja pakankamai lėtai, nes atjunginėja biškį net gazą, tai jo, tenka va taip grįžti namo. 221 S-klasė, V6 variklis, ne V8, kaip kas galvoja. Problema yra su variklio valdymo bloku. Variklio valdymo blokas jau, kaip matot, yra remontuotas, tvarkytas 17 metų 6 novembro.
ir jis buvo atidarytas, tvarkyta kažkas tai. Tai jau yra indikacijos, kad kažkas su juo gali būti negerai. Tai pakeitėm kitą variklio valdymo bloką, automobilis kol kas dirba, ir reikės testuotis. Taip, turim tą patį S-niką ir jam reikia padaryti dar AMG meniu. Plus AMG visas išpildymas animacijų, tai dabar tą ir padarysim. Paleidžiam programavimą. Ir perkraunam skydelį. Turim AMG logotipą. Taip pat turim AMG jau šriftą, animaciją. Taip pat turim AMG patį meniu, kur matom alyvos temperatūrą, akumuliatoriaus įkrovą, laikmatis, ir tokie dalykai. Šiaip ne taip. Turim ištrauktą bateriją hybrido, guli čionais ant žemės. O tai sugalvojau, kad patogiau būtų išsitraukinėti ją, nes tikrai nepatogu. Tiesiog sukišau raktelius ir galima lengviau paimti ir iškelti tą bateriją. Jinai yra šiek tiek kitokia negu anglo. Tai žiūrėsim, galbūt išeis kažką tai padaryti iš jų. Jeigu ne, tada nežinau, reikės kažką galvoti. Dabar eisiu, parodysiu jums anglo bateriją. Ir va taip atrodo anglo baterija. Kaip matot, visiškai kitokia, yra uždaro tipo. Bandysim kažką tai konstruoti iš šitų dviejų. Tikiuosi pavyks. Aišku, čionais reikės greičiausiai pjauti, jeigu reikės išsiimti cėlės. Bet yra kaip yra.